gal tu galėtum dar apibrėžti galbūt aiškiau, kam verta, naudinga arba kam tai yra, sakykim, skirta, gal net ir taip galim sakyt, ar ne, būti laikonetu arba to marketeriu, ar ne, laikoneto, tiksliau, kaip aš ten dabar jau laikonetų marketeriu, nu žodžiu, ten tų pavadinimų sakau, aš pati tarp jų pasiklydus. Tai ar yra kažkas, kokios galbūt ar tai savybės, ar tai kažkokie tai, nežinau, įgūdžiai ar dar kas nors reikalingi, kad vieniems, kad tikrai pasisektų. Nes ateiti tam, kad ateiti ir paskui dejuoti, aš manau, kad nu, čia irgi ne vieta. Ar ne? Jo, tai aš dabar pradėsiu pirmiausia nuo to, kad buvo laikas, kažkada kiekvienam sakydavau, tik tai tu ateik į Laikonet, žinai, nesvarbu, tu čia darysi, nedarysi. Ir aišku, su metais bėgant įgaunam patys patirties, ar ne. Tai šiandien dienai aš visų pirmiausia noriu davesti žmogų iki to momento, jeigu jį sudomino kompanijos idėja, koncepcija. Visų pirmiausia, ar jis iki galo supranta, kad jeigu aš padariau kažkokį žingsnį, aš kalbu apie žingsnį, sakykime, tą nusipirkau SP taškų paketą, trumpalaikės investicijos paketo pirkimas. Jeigu jis supranta, kad ką jis nusipirko, ką jis gaus, kada gaus ir ką reikia padaryti, kad gauti naudas, nes naudų yra labai daug tame iš to paketo, ne viena nauda, jų yra daug. Tai kai žmogus supranta iki galo, tai aš tada sakau, jeigu tai supranti, prašom, junkis, pirk. Aišku, Laikonet marketeriu tu gali tapti ir be jokių paketų, nemokamai. Bet vėlgi, žmogus turi tada suprasti, tik tai kiek išmokų, kiek komisinių jisai galės uždirbti, jeigu jis atėjo ir marketerius, be jokios, sakykime, paketo pirkimo. Ne? Tiesiog atėjau nemokamai, užsiregistravau, ką aš gausiu, ką aš turiu padaryti ir kad tai yra ribota dalis pajamų. Jeigu aš noriu paimti visas pajamas, aplamai, ką galima įmanoma iš šitos sistemos, aišku, tada jau ten yra šiek tiek sąlygų, ar ne, sakykime, tas pats paketo nusipirkimas. Tai jeigu žmogus supranta, sako, vau, man tinka, aš sutinku, aš noriu, aš suprantu, ką aš turiu padaryti, tada viskas smagu. Ir tada aš sakau, puiku, duok ranką, einam kartu, aš tau padėsiu pasiekti tavo tikslus, ar ne? Ir tada mes einam pirmin. Bet jeigu žmogus, sakykime, jeigu žmogus sako, kad, nu nežinau, aš tai tikrai nebūsiu pirkėjų, man čia nedomina, aš iš karto sakau, viso gero. Nes jeigu tu, būdamas Laikonet marketeriu, gauni dovanų kompanijos akcijas ir akcijų vertė, jinai priklauso nuo bendro lojalumo programos augimo, ne, nuo apyvartų, nuo kitų projektų veikimo. Ir jeigu tą žmogų net nedomina eilinis momentas, jeigu kažko man reikia, tai aš palaikysiu, būsiu lojalus, ne, MyWaldo prekybininkam. Ir jeigu jis neigia net šitą dalį, aš net nekalbu daugiau su juo apie nieką. Nes jis ateina tik reikalauti, statyti savo sąlygas, kažkokius reikalavimus, net mažiausio pirštelio nepajudindamas. Ir tada atsiranda nusivylimai, tada atsiranda kažkokios apkalbos, dar visokie kiti dalykai. Sušiukšlinas pilamas. Taip. Tai va, mėlyjei, dabar viskas aišku.